Na ką, sveiki draugai, vėl grįžtame prie mano žaliojo Porsche ir vėl viskas prasideda iš naujo. Va, kaip matėt, praeitoj serijoje uždėjom lanką, apšvietimą, bet šiandien reikės vėl viską nuimti, nes vėl viskas prasideda iš pradžių. O kad šie darbai mūsų vyktų, aš primenu, kad šios mūsų projektus pristato CarVertical, todėl kai perkate CarVertical ataskaitą, nepamirškit pasinaudoti mūsų nuolaidos kodų GAZAS dugnas. Taip sutaupote 20% sumos ir prisidedat prie mūsų projektų, kad viskas vyktų sklandžiai ir greit. Gerai, taigi šiandien turime didelį darbą ir vieną iš tokių svarbiausių darbų, tai čia turi atsirasti gervė. Iš Macherman gavom gervę ir dabar reikia ją sukišti kažkaip čia po bamperiu. Tai kad dabar pirmiausiai reikia nusimti lanką, nusimti bamperį ir žiūrėti, ką mes ten rasim, kiek mes ten rasim vietos. Ok, nieko nelaukiam ir reikia viską nuardyti. Net baisu pagalvoti, bet kitaip nebus. Nu va, greitai nuardžiau variklio apsaugas ir dabar pažiūrėkite, kaip Izidorius Paukštys viską apgalvoja į priekį. Sakau, kam tu čia darai tas jungtis? Sako, jeigu ardysi. Sakau, nieko mes čia neardysim. Tai va, pažiūrėkite, kaip patogiai. Čia yra fiškė, mes ją atjungiam ir priekinis lankas nusiema. Apie viską pagalvota. Čia šiaip tai Izidorius Paukštys yra sugalvojęs šitą frazę apie viską pagalvota. Čia yra jo autorinė frazė. Va, atjungiam ir nuimam. Puikiai. Nu va. Ir viskas. Lankas nuimtas. Dabar reikia bamperį. Nusiėmėm bamperį, reikia nusimti šį poroloną ir pasižiūrėti, kaip apačioje jo atrodo balkis. Ok, gavom vėl iš Machermano siuntinuką, viskas atėjo greitai, greičiau negu mes sukamės. Tai dabar pasižiūrėsime, ką čia turim. Patinka man su Machermanu turėti reikalų, viskas įvyksta greitai. Taigi, čia yra nukreipėjas, reikės vėliau, čia yra laidai, reikės vėliau. Kablys vėliau. O, varžtai yra, žiūrėk, sakėm, varžtų reiks. Varžtai yra ir svarbiausias dalykas yra gervė. Gervė yra naujo modelio, jinai man atrodo bent jau kur kas kompaktiškesnė negu mano senoji, kur mes tąsim. Ir dabar jau tvirtinsim priekį, kad nereiktų tampyti. Čia yra visas valdymas, turime 2 pultus. Įdomus dalykas, pa šitą naujieną yra tokia, kad mes turėjom pultelius, su kuriais Izidorius kartais vargdavo. Dabar mes turėsime va tokį joysticką viduj, su kurio gali valdyti ir iš vidaus, ir gali, jeigu nusėda baterija, žinot, būna bekeliai visko, ir gali prisijungti laidą tiesiai čia ir valdyti čia. Bet dar iki to reikia dagyventi. Ir ką, ir svarbiausias dalykas, tai yra gervė. Oi! Ir štai čia svarbiausias dalykas, tai yra gervė. Tai yra daugiau negu 6 tonų galingumo gervė. Ir dabar pats geriausias dalykas, kad jinai iš karto ateina su sintetiniu lynu. Nereikės nieko mums pervinioti, nieko daryti. Jau su metaliniais lynais pasimokėm, pasikeitėm, o dabar nieko keisti nereiks. Va. Mūsų gervė. Ir dar turim padą. Turim padą ir dabar žiūrėsim, ar jisai mums bus reikalingas, ar nebus. Taip, nuserdėm priekį, apsižiūrėjom, kaip atrodo priekinis balkis ir padarėm išvadą, kad teks Porsche šiek tiek papjaustyti ir šiek tiek pavirinti. Nes prie originalaus balkio gervės pritvirtinti nėra kaip, nes gervės tvirtinimas yra iš apačios. Prie balkio teoriškai galėtume nebent sukt varžtais tiesiai iš priekio, bet aš nežinau, kiek šitas balkis pajėgus atlaikyti tokio dydžio gervę. Bet kokiu atveju gervės tvirtinimas yra toks, kad taip tvirtinti net negalime. Tai dabar lieka variantas, kad teks balkį pjaut, statyti rimtesnį gervės padą per visą plotį ir jį privirinti. Tai šį darbą už mus atliks meistrai. Na ką? Meistrai padarė už mus darbą, Porsche grįžo ir galima apžvelgti, kas įvyko. Ir kaip matote, vietoj originalaus balkio yra sumontuotas naujas gervės tvirtinimo padas. Tas man labai patinka, nes padas tvirtas,
matosi, savo funkciją atliks gerai. Jis pritvirtintas prie taškų, kur anksčiau stovėjo balkis, kaip matau, balkį tiesiog nupjovė, naują padą tvarkingai privirino, viskas nudažyta, gražu, tvarkinga. Čia turim gerklę gervės nukrypėjui, tai dabar te liko gervę pajungti, uždėti bamperį ir bamperyje prapjaustyti vietą gervės nukrypėjui. Man smagu, kai vieta, kuri nelabai matosi, nes bamperis jie paslėpia, vis tiek padaryta ganėtinai tvarkingai. Prieš uždedant bamperį mums kilo geniali mintis užmaitinti gervę ir pabandyti, ar iš vis veikia. Dabar tą ir padarysim. Labai gera vieta masiai matau. Bet kiek čia pas po kapotų vietos, žinau? Erdvė, net malonu dirbti. Mane Porsche, kad atsidarai kapotą, tai matai nieko. Masė. Sergiai, kad nepavėrint ko nors. Dabar atsukom laisvą eigą. Akivaizdu, viskas veikia. Puikiai. Geras, ne? Jau primiršę buvom šį garsą. Bet rimtai malonus garsas, klausyk toks, ne, kai gervė veikia. Anksčiau gervę su senesniais projektais naudodavome ganėtinai dažnai šiaip, ypač Anikso. Bet šita kažkaip nauja rimčiau skamba, tau, ne? Viskas, galima dėti bamperį. Smagu. O! Ok, bamperis savo vietoje, štai čia turime gervės kilpą ir dabar lieka dar vienas darbas, tai uždėti vadinamas lūpas. Jos dedasi štai čia ir dabar jas reikės pritvirtinti prie pado. Pade yra sriegis, taip kad šausim varžtą tiesiai į padą, čia dėsis įvorės ir turėtų laikytis tvirtai. Taip kad dabar laukiam įvorių, prasigrėžiam skylės ir galutinis vaizdas turėtų būti štai taip. Va, skylutės pažymėtos matau, viskas good, prasigrėžiam ir šaunam. Na va, privažiavo įvorės, pačios privažiavo, nes bamperis yra toliau už gervės tvirtinimo padą, dėl to šitą nukrypėję reikia pastatyti toliau negu bamperis, tai va tam reikalui turim įvorės, viskas labai paprasta. Tai va, reikia prasigręžti dabar bamperį porą skylių, įdėti įvorės, prisukti nukrypėję ir bus baigta. Čia ir palikė šniūrą. Lyno nukrypėjęs vietoj, viskas gražu, tvarkinga, net keista, kad skylės pataikė už pirmo karto gerai vietą išgręžti, aišku, antro karto nelabai jau būtų buvę, jau būtų tekę gadinti. Ir turim bėdelę, kad labai ne vietoj lanko ši vieta, nes jį lipa tiesiai. Šis lankas, žinai, kas galėtų jis tiesiog žemiau kažkaip paeiti. Bet kokiu atveju, šitą lanką reikės perdaryti, mes dabar tiesiog įsipjaunam lygiai tiek, kad tilptų... Tu nori pjaustyti dabar jį? Jo. Dėsi tokį pjautą? Jo. O vėliau... O tai jis nesuvaikščios tau? Viskas, lankas vietoj, gervė vietoj. Linksmiausia dalis, kabinam gervės kablį ant tempimo kilpos. Įtrauk gal. Dar.
Viskas. Nu va. Gražu. Pabaiga. Na ką, bičiuliai, štai ir pabaiga, dar vienas etapas baigtas. Ir tai yra etapas tam, kad važiuotum nuo kelio ramiai, nes gervės gal ir nenaudoji taip dažnai, kaip gali pasirodyti, bet tu esi ramus, kad jeigu sėsi, yra gervė ir išsitemsi. Taip kad dėkojam Macherman, kurie mums atsiuntė šias gervės, Izidoriaus dar laukia šitas darbas, žiūrėsime, kaip seksis jam. O aš maniau, kad bus šiek tiek paprasčiau, bet dabar yra tikrai geriau. Jeigu mes būtume kažką makliavę, kažką darę, tai tada neaišku, kaip būtų. O dabar esam ramus, kad viskas padaryta taip, kaip turi būti. Gervė vietoje, viskas veikia. Dar nustebau, kad ir numeris pasikišo. Tas numeris šiaip tai gadina visą vaizdą, tai reikės kažką su juo galvoti. Pavyzdžiui, galvoju, kodėl aš negaliu numeriaus dėti ant stogo bagažinės, ne? Arba dar kažkur. Gerai, toliau laukia apsaugos. Apsaugos dugno ir tuo pačiu reikės perdaryti šitą lanką. Šitas lankas turėtų tęsti žemyn, bet tai jau ateityje. O aš primenu, kad kai perkate Car Vertical ataskaitas, nepamirškit pasinaudoti mūsų nuolaidos kodų Gazas dugnas. Taip, labai padedat mums, kad mūsų projektai tęstusi, bei sutaupote pinigų. Gerai, bičiuliai, pasižiūrėkime, kaip atrodo Porsche ir ką, laukiam kitų darbų. Ačiū visiems, kad buvote. Paspauskit follow, paspauskit like ir padėkite mums augti. Ačiū ir iki.